mes aptarėm trumpai, reiškia, pirmus įspūdžius apie vieną ir apie kitą filmą. Tai Baltijos kelias, aišku, suprantamas ir jaudinantis filmas, o kas man, pavyzdžiui, tai to ir tikėjausi, o kad man tai buvo pakankamai netikėta, kad, reiškia, Šablevičiaus filmas neatėjau, merginos irgi, sakykime, perskaitė jį. Nes aš žiūrėdamas labai abejojau, ar apskritai jaunimas tokio kino nematęs, ar toks kalbėjimo būdas, toks, sakykime, kur tarsi reikia suprasti tam tikras taisyklės liktai, kažkokios įžangos, kažkokio tai įvado paaiškinimo, ar apskritai kažkokią tai prasme jos suprast pasieks. Bet tai, ką mes dabar kol kas buvo reguliuojamas, ko mes aptarėm, tai supratau, kad jos visos perskaitė tam tikrą tą, reiškia, vienatvę, tam tikrą tą slegiančią atmosferą, tą laukimo nuotaiką ir taip pat lygiai tą tam tikrą, reiškia, dievo paiešką, tarp skirtingų kultūrų dievo paiešką, kažkokią tai tą, reiškia, šitos dalykus, man atrodo, pačius svarbiausias žinutės to filmo, jos puikiausiai perskaitė, nors, kaip sakau, pačios lygsi galvomis, kad nieko panašaus tokiu būdu padaryto kino ir tokiu būdu pasakojančio kino tikrai nebuvo žiūrėjusios ir nebuvo mačiusios anksčiau. Iš tikrųjų, ir kai mes su Audrium darėm tą Baltijos kelią, yra ir Henriko filme keletas tokių gal niuansų, kur laikas susiduria kūrėjas. Vienas dalykas ta forma, mes turim 10 minučių, pavyzdžiui. Galima padaryti filmą labai daug apie faktus, faktiškai vien tik skaičiukai galėtų būti filme ir nežodžiu būtų įdomus, gal ir būtų įdomus. Ir kitas dalykas, neimant to aplinkybė, kurios yra tokios paradoksalios, kaip mes su Audrium pradėjom daryti filmą, ten galima kalbėti turbūt 4 valandas. Realiai tai to filmo mes neturėjom daryti, mes atėjom padėti kažkam, kas turėjo daryti tą filmą, bet kadangi vienas partijos sekretorius nebuvo turbūt Baltijos kely tą dieną, tai niekas tikrieji šitie, kas darydavo kronikas ir nedarė. Visi tai atrodo mažas miestelis, bet kai būna renginys kažkokie, būtent ne tokie pramoginiai, bet rimti ar spektaklį, tai visada vyks. Man atrodo net mokyklos. Ir visada būna teisininkai. Jo, visada. Mes gal nedaug tokių renginių. Nu dabar kažkaip porą metų gal, tai vis daugiau, nes mato, kad reikia to ir tikrai vis daugiau. Anksčiau gal jau ten, kukliau viskas buvo. Kol nenustojom rugsėt, man atrodo. Gal gali būti. Nepasijęs. Nu va, tai galėtų prisidėti prie mūsų šito viešinimo, kur turbūt mes bandysim tada išspręsti tas techninės problemas. Vakar tokia darė, kad Ramūnė su Artūru iš vis pirmą techninį tiesiog pasijungimą pabandė, kaip čia garsas, negarsas, nu va šiandien pabandėm tos, reiškia, daugiau žmonių susijungti, bet matom, kad dar vis tiek reikia išmokti valdyti. Bet to dabar, pavyzdžiui, matau, kad tokį, iš mašinos nėra gerai, nes tas einantis... Jo. Po to dar matau vieną, kad visgi, kadangi garsas yra toks pakankamai nuvėluojantis, negali vienas ant kito kalbėti, tai tas, kas veda, jisai labai turi susitarti, mokyti, kad galim ranką. Ne, jisai sako, esam turi būti marūnas, jisai tada jungia tą vaizdelį, tai tinkamai, duoda kalbėti, net toks, kad reikia, kalbant vieni per kitus, kad jūs tokio neišgausim. Tada, jau iš vienas pabandymas, mums duoda tokį galimybę pamatyti tam kitus dalykus techninius, veikimo pačių, reiškia, dalykus, kurie, aišku, įsprendus, galėtų būti visai įdomus dalykas. Iš tikrųjų, be kažkokių tai ypatingų kelionių išvykų, mes turim vienoje vietoje, tai su publika galim turėti irgi šitos Lietuvos įvairiausią, ar ne? Tai čia turim 2-3 žymus Lietuvos režisierius dokumentinio kino, 2 ten iš apskritai pasaulinio lygio Stonys ir Matelis, tai apdovanojimus, ir europinius, ir amerikinius pelnė savo filmus. Ir galim turėti tokį labai paprastą, jau pokalbį iš savo kažkokių aplinkų, ar ne, savo buto, ofiso kalbą, labai paprastą užduoti tos klausimus galim, įspūdžiais pasidalinti.
Tai man atrodo, kad pati idėja visai tikrai. O kas čia sugalvojo? Čia sugalvojo studiją Nuominom, kur dirba Artūras ir Arūnas Matelis ir Jėgutinos Artūras. Ta poetinio kino tokia dokumentika, jinai atsirado sovietmečių, tokia Lietuvoj labiau, bet yra ir tas dokumentinis kinas savo kelią ieškojo į Latviją ir Estiją. Cenzūra. Ir tu negali kalbėti tiesiai išviesiai apie tos dalykus, kurie tau rūpi. Vienas ieškai ko. Vaidybiniam kine eidavo į filmus vaikams, pasakas, kur tu, kalbėjai apie drakoną pasaką, ne? Pavyzdžiui, buvo Švarcnegeris, čia ne Lietuvos, bet ir Rusijos pasaką. Apie drakoną. Bet visi buvom įpratę mokėjom skaityti tą vadinamą Ezoko kalbą tarp eilučių. Tu pasakai pasakėčią apie liūtą ir liūtą. O mes suprantam, čia yra partija, čia yra, tos dalykus mokėjom skaityti. O cenzūra, nėra kaip ten to, kiškis, vilkas, masinis, leidiniais filmas, drakonas, nėra kaip užspausti. O žiūrovai visi labai mokėjom skaityti tarp eilučių, labai jautrus ten dalykam būdom. Dokumentinis kinas irgi tada ėjo lygiai taip pat. Tada, nes jeigu tu pradėsi su faktais, su skaičiais, tu nori pradėti meluoti ir pasakoti tai, kas reikalauja partijos, apie Melžėją, ir mes čia tiesą žiūrėjom apie Melžėjas, kad yra toks filmas dalykas, bet tu tada gauni dalyką apie Melžėją, tada tu ieškai, vis tiek išraiškos priemonio, kažkokio humoro, kažkokio sprendimo, kad, bent jau čia tą kūrybiškumą savo išreikšti ir galbūt už to padėti kažkokią tai truputį ironijos, truputį potekstės, kad tas, kai žiūrės, jisai matytų ne tik tą pirmą planą, bet ir perskaityti ir vieną planą. Ir iš to pradėjo formuotis toks kitoks dokumentinis, nes pasaulyje tokio nelabai yra. Nes pasaulyje dokumentika daugiausiai reikia suteikia tokia publicistinė. Imu kažkokį tai faktą, ar politinį, ar ten jo, teršiamas ežeras, kažkoks teršiamas, naikinama tauta kažkokia tai reikia, arba kaip jie gyvena, kaip buvo gerai, aš ten sunkiai prieinų, ten tam, bet aš įsiterpiu tarp jų ir parodau, kad pasaulyje tai, ko jūs negali pamatyti, kaip gyvena Bolikėnai. Kaip gyvena koks nors Čiukčis, bet toks labai garalus filmo dokumentinis 29 metų, Šiaurės namukas, toks klasikinis filmas, kaip jau žiūrimas, autorius nuvažiuoja į tos pasiskimus, pas Čiukčius, ir jis į jų šeimą vos net ten integruojasi, ir ten jis įrodo, kiek jie miega, ir kiek jie medžioja, ir kiek jie tos vaikus savo augina. Ta kamera dar nelabai suvokiama tuo metu, kas ta kamera yra. Jie tokie tviri, taip pat viską prisileidžia, ir tau labai smagu žiūrėti. Bet čia tiek tas toks dokumentinis kinas, labiau tas toks, pasakai apie tikrą gyvenimo tokius tos įvykius. O tada sovietinės tos cenzūros spaudimo metu atsirado tas toks kitoks kinas, kuris pasakoja, kaip pirmą, pavyzdžiui, Šablevičiaus, ar ne filmą žiūrėjom, tiesiog neišeinant iš savo kambario per tas detalės, kurios, ką žmogus kaupia, ką jis renka, ir tai yra tik uždarytam kambarį, kaip, pavyzdžiui, Dievo tos statulėlės, visur ateizmas buvo, reiškia, bažnyčiai ateizmo muziejus įkūriamas yra. Reiškia, arba kur dabar Jonų bažnyčia, kur universitetas, ten buvo mokslo muziejus. Kitos buvo bažnyčios, kur Lučiškė aikštė dabar ta bažnyčia. Ten iš sandėlys buvo prie bažnyčiai. Kai suprantat, reiškia, bažnyčios jos didžioji dauguma buvo palikta vieną kitą veikia, bet didžioji dauguma jos buvo neveikiančios. Vyraujantį, reiškia, religija, tai, religija toks požiūris, tai ateizmas. Dievo nėra, čia jokinga, tai bobutės tikite, reiškia. Dievas, tai yra dalykas, eilinis ant debesies, kas yra kvaila, yra mokslas, yra partija, yra, reiškia, kryžiaus parodyti šis negalėdavo atradyti. Kryžiaus parodyti. Tai tokie vaizdai, reiškia, tai tu namie tai kaupti iš kaimo, atsivežęs kažkur, tai iš apleistos bažnyčios atsivežęs, reiškia, žodžios ir Dievas, kaip yra iš kelionės kažką, tai nebedėdu tos kelionės, jūs kaip suprantu, mūsų vaikas išvažiuoti į užsienį. Ir dar buvo dvi skirtingos kelionės. Vienas į tą Lenkiją, Čekiją, Čekoslovakiją tuo metu, kur visi dar tarybinė
zona kontroliuojama, reiškia Rusijos kontroliuojama. Artimasis užsienis vadinamas. O jau dar ten ypatingi partiniai ir žodžius tai nuopelnus jau tas kapitalistinė šalis išvažiuoja. Irgi dažniausia, tai paprasčiausiai ten labiau Suomija, nes pakankamai draugavo, reiškia, Tarybų sąjunga su Suomija, o jau ten tas kitas šalis, jau čia būdavo vienas kitas žmogus, kas būdavo, reiškia, pabūdęs tam kapitalistiniam pasauliu. Tai tie kažkokie, tai reiškia, skulptūrėlės, ten iš Indijos, kad ten reiškia, kokios kinietiškos ar kažkokios dievukų, tai čia irgi tų parsiveži, kaip kažkoks ypatingai, arba tu turi pasišvažiuoti, arba tu turi turėti kažkokį ypatingą ryšį, kas ten buvo išvažiavęs ir parsiveži. Tai būdavo tik ypatingi žmonės, kažko nusikalbė patį išvažiuoti. Tai va, tai tas pasaulis, kuriame tu susikuri kitokią realybę ir gyvenam tokia šizofrenija. Oficialiai viešumoje kalbėjom vieną, o viduj, šeimoje, savo namuose, prie alaus, prie vyno, prie arbatos kalbėjom ką kitą. Iki šiol apgarsiai, pavyzdžiui, sakė, pavyzdžiui, dabar vyksta, vėl iškilo, kai Oleka nedavė premijos Putinaitei, kuris kritikuoja Marcinkevičių, vėl lygiai kartą iškilo tas klausimas. Tai Marcinkevičius mūsų tautinis poetas, ar visgi jisai buvo kolaborantas ir komunistų partijos pakalikas, ir kad pradėjo kiek jisai honorarų, kokius gaudavo, kodėl jam buvo leidžiama rašyti tenais Lietuva, o kitiems tas nebuvo leidžiama rašyti. Šiandien mačiau vėl straipsnis, kur įdėti jo du eilėraščiai Leniną šlovinantis, vieną 66 metų ir 87 metų. Nu, tai buvo, jeigu rašo Martinaitės, reiškia, apie varlytę ten žalę, po lapų, ten, reiškia, gražius eilėraščius vaikiškus, kad išleistum knygą, pirmas skyrius turėjo būti skiriamas eilėraščius apie komjaunuolis, eilėraščius apie Leniną. Bet irgi turbūt vartė tokias vaikiškas knygelės, bet pas tėvus turėjo būti lygusių tų, kur kažkodėl pirmas skyrius ten tos, nu, jūsų akimis dabar nesuvokama, kodėl tas pirmas skyrius ten. Karį ten amžinavo išėrėmis ir raudonarmiečiai atminti, ten jaunimui, Leniną, ten būtinai ten tos aikštė, rankai iškėjęs, aikštė Leninas, tarytum klausė, kasgi ten vėjas. Mokėmės tokius įrašus, reklamavom visi ir būtinai kiekvieną rinkinį vaikams pradžioje buvo toks pirmas skyrius ir aktyvuotas šitą, reiškia, ideologą. Tai va, tai tas filmas, reiškia, irgi tam tikrą kontekstą papasakojus, gal vėl reiškia taip, aišku, žiūrėtume. Tas žmogų koridorium bėgant ir tą vairelį, tokį ieškantį, kitiems studijas, pradžios nelabai matė, kas garsiai susidūrė, tokį ieškančių. Tai va, tokiais tiesiai negalėjai kalbėti, vadinasi, kalbėti galėjai tik kartus įvaizdžius kažkokius poetiniais palyginimais, metaforomis, kažkom užuominom. Tai va, ir tokiam spaudime susidarė tam tikras tas lietuviškas poetinis kinas, kur dabar paskui jau atsisukti jį kaip į tokį, reiškia, į kiną, kuris rado savo kalbėjimo būdą ir apie pasaulį, savo dokumentiškai galima kalbėti ne tik apie įvykį, apie žmogų, apie reiškinį kažkokį, bet galima ir filosofuoti apie pasaulį. Filosofuoti, kaip ir tas į poeziją kino kūrė apie pasaulį. Tai yra visai nemenkas susidomėjimas, kad galima ir tokį dokumentą daryti. Tai laimėjo tokį projektą, latviai ir lietuviai, reiškia, kad padaryti dokumentinį filmą apie po metų dokumentinį visų trijų, reiškia, valstybių. Dabar jau kad buvom respublikas tiesiog, nu, va, ir iš lietuvių pusės buvo nutarta, kad o mes tai ten tai Latvija ir Estija tą filmą kūrė, ten jų kūrėjas. O mes iš Lietuvos pusės, studijų nuomonininkų dalyvauja, ir tai buvo sugalvota, kad reikėtų puslapį tokį sukurti, kur galim būtų pažiūrėti, paskaityti apie tai. Ir va tokį projektą sklaidos. Su tom diskusijom gal net įrašytam, kad paskui kas nori, kad negalėjo prisiminti. Aš pasitėjau.
ilgą istoriją papasakoti su ekskursijų tarybinius laikus, kiną tokį. Kartais spaudimas duoda tą, kad atsiranda kažkas naujo netikėtinio. Tai lygiai kaip pati poezija, kad turi reikalavimus, ne, turi būti surimuota, o jeigu dar kažkokį konkretus sonetas, nėra 3 posmeliai ir 2 eilutės, turi būti išlaikytas būtent tokią formą ir ne kitokią. Ir tas įspraudžiamas į formą, bet tas būtent būtinybė tau į tą formą įvystyti, tave verčia surasti, pakilti tą energetinį lygį kitokį ir surasti palyginimus, žodžius, mintis teikės kažkaip sudėlioti ir iš to atsiranda tas kalbos grožis. Tu kalbėtum daug ilgiau, daug paprasčiau, pasakytum tą mintį, bet tas privalomumas sutilpti, tas reikalavimas sutilpti į tokią formą, tu pasiaišku, prisimė tą reikalavimą, tą iššūkį savo, bet tada tu ir gauni kažkokį tą, reiškia, stambų, banguojantį, eiliuotą su netikėtais kažkokiais palyginimais, su žodžių sudūrimu, nes nėra to laiko, reiškia, turi išgauti prasmę ir įspūdį, tu kažkokias frazė netikėtai turi pasisukti, surūšti, sudurti kažkokius du žodžius, tai taip, kad jie gyvenime nesuinginėtų, čia susijungia ir atsiranda kažkokia, tai nauja prasmė, naujas vaizdas, poveikis emocijos.